Kaip manot, ką mokytojai veiks vasarą? Dažnas, kaip ir aš pati, poilsį ir vasarą sieja su knygų skaitimu. Parašiau štai tokį sąrašiuką, top 5 knygų, kurias rekomenduoju perskaityti kiekvienam mokytojui. Tai pirma mano rekomendacija būtų ADHD – diagnozė ir supergalia. Autorius akcentuoja ne kaip stebuklingai panaikinti dėmesio koncentravimo sutrikimą, o kaip padėti žmogui parodyti savo geriausias puses ir tuos dėmesio koncentravimo sunkumus iš minusų juos padaryti pliusais. Čia turiu knygų seriją, 2 dalys, žymaus rašytojo Harlano Cobeno. Tai yra istorija apie berniuką, kuris po kelių metų randamas miške ir jis nieko apie save nežino, tik tai, kad jis užaugo miške visiškai vienas be artimųjų. Tai yra greitas siužetas, labai traukianti istorija ir mane sužavėjo tuo, kad labai daug dėmesio skirta veikėjam. Dar viena man labai patikusi knyga yra Dabar tau skaudės, tai slapti jaunesniojo gydytojo dienoraščiai, parašyti jau dabar gydytojo, nebe jaunesniojo, Adamo Kėjaus, Brito. Kas tai yra? Tai yra tiesiog jo dienoraščiai ir jis fiksuoja tiesiog, kas jam nutinka darbe. Tai tikrai garantuoju, kad juoksitės daug kur, kai kur ir ašarą galbūt nubrauksite, na žodžiu, visiškai laisvalaikio knyga. Ir paskutinė knyga, kurią rekomenduoju, yra Stepheno Kingo Žalioji mylia. Jokia grožinės literatūros knyga emociškai taip stipriai nepalietė manęs kaip ši. Tai yra labai jautri ir nuostabi istorija apie žmogiškumą ir apie teisingumą ir apie svarbiausia žmogaus gyvenimo vertybės. Tai labai kviečiu ir linkiu šią vasarą ilsėtis kuo daugiau su knyga.